Šiandien mes apžvelgsime Fitline Basic miltelių pavidalo maisto papildą. Trumpai apie patį produktą. Fitline Basic tai yra Vokietijoje pagaminta miltelių formulė, skirta papildyti mitybą natūraliomis medžiagomis, vaisių, daržovių ekstraktais, skaidulomis, fermentais ir probiotikais. Sudėtis tikrai labai yra įdomi, kurią sudaro burokėliai, kopūstai, morka, špinatai, obuoliai, vynogės, probiotikai, ten daug visokių fermentai, selenas, vitaminas A, C, E, beta, karotenas, kurkuminas ir daugelį kitų. Tai rasite tikrai tinklalapyje detalesnį aprašymą. Pats produktas, nauda ir poveikis. Reguliuoja žarnyno florą, gerina virškinimą, valo organizmą nuo toksinų ir alergenų. Imunitetui jis padeda stiprina apsauginės funkcijas dėl oksidantų ir probiotikų. Taipogi tai yra puikus mitybos papildas. Padeda kompensuoti vaisių daržovių trūkumą įprastoje dietoje. Pavyzdžiui, kaip aš, jų ne visada valgau. Šiaip daržovių iš vis mažai valgau, tai karts nuo karto šitas labai praverčia. Tai gerą absorbacijos rodiklį. Laboratoriniai tyrimai rodo, kad geresnis seleno iki 30%, vitamino B iki 205%, Q10 iki 30%, beta karoteno iki 60%, vitamino C iki 39% pagerina pasisavinimą. Šiaip Fitline'as yra ūminio veikimo produktai, tai reiškia greitą jų įsisavinimą. Naudojimas. Tai dozuojamas yra po 12 gramų miltelių, kurios reikia mum ištirpinti maždaug 200 ml vandenyje. Vienoje pakotėje didelioje dėžutėje yra 30 porcijų. Rekomenduojamas tas laikotarpis tai yra maždaug 2-3 mėnesiai. Geriausia naudoti gerą pusvalandį prieš valgį. Taipogi šitas maisto papildas dažnai rekomenduojamas su kitų produktų, tai Activizų, jos kartu maišai ir geri tam, kad pagerinti tiek absorbaciją ir energiją. Patėlį apie atsiliepimus. Pats karts nuo karto naudoju, negaliu tai pasakyti kažką tokio, kad super wow, bet tikrai padeda, nes kadangi nevalgau tų pakankamai daržovių. Tačiau internete tikrai yra nemažai atsiliepimų, kuriuos galima atrasti, nes pati įmonė jau tikrai labai jau seniai yra. Tai internetiniai atsiliepimai tokie, žinai, puikiai tinka tiems, kurie dirba sunku fizinį darbą ir nori palaikyti stiprią organizmo funkciją. Facebooko grupėje yra atskira sukurta, kur dalinasi žmonės, kad tai natūralus antibiotikas, gerina virškinimą, normalizuoja žarnyno mikroflorą. Irgi daug kas sako, kad daug būtinų medžiagų su Fitline Basic tai puikus papildas prie vegetariškos ir veganiškos mitybos. Vegetaram tinkantis. Netgi super mamų forume dalinasi mamos, kad naudojant šitą produktą dingo nuovargis. Pradėjo jaustis daug geriau, kad yra super patenkinta. Taigi, šalutiniai poveikiai ir pastabos, kas irgi daug kas nutyli, galimas pilvo pūtimas. Gali netgi pačioj pradžioje atsirasti lengvas viduriavimas pradėjus naudoti. Dažniausiai tai dėl probiotikų ir skaidulų poveikio, nes mūsų organizmas tada pradeda žarnyną visą valyti. Tai šito tikrai gali pasitaikyti, bet tai yra laikinas poveikis susijęs su žarnyno floros prisitaikymu. Tai šito nebijokit. Dieną, dvi gali truputėlį būti diskomforto, po to viskas susitaiso. Labai retais atvejais gali būti alerginė reakcija. Gali pasireikšti žmonėms jautresniems kai kuriems augaliniams komponentams, pavyzdžiui, burokėliai, obuoliams, kurkuminui. Tai irgi atidžiai peržiūrėkit visą pilną sudėtį ir pasižiūrėkit, ar tikrai nesate kažkam alergiški. Ir imuninės sistemos simuliacija. Jeigu žmogus naudoja autoimuninius vaistus, papildas gali suaktyvinti imuninę sistemą, būtina pasitarti su gydytoju. Tai irgi atkreipkite šitą dėmesį, jeigu naudojat autoimuninius vaistus. Tai naudojimo pastabos ir atsargumo priemonės. Vaikams iki 12 metų galima naudoti, nebent rekomenduoja gydytojas. Nėščiosiom ar žindančiom moterim be gydytojo priežiūros, rekomendacijos irgi naudoti. Negaliu pasakyti, kad nerekomenduojama, turite pasitarti, ar tikrai
tinka ir galite. Žmonėms su kepenų lygomis, autoimuninėmis lygomis ar vartojantiems imunitetą slopinančiais vaistais tik su medikų sutikimu. Tai jau čia ne tik, kad pasitarti su gydytoju, bet jau medikas, kuris jumis prižiūri, turite pasižiūrėti, nes kai kada specialiai yra naudojama mažinti imuninę sistemą, slopinti, o šitas kaip tik aktyvins, tai automatiškai jūsų vaistai gali būti netai veiksmingi. Labai svarbu paminėti, negalima naudoti kaip maisto pakaitalo. Tai tik papildas prie subalansuotos mitybos. Šitas irgi labai svarbu, kad negalite šito produktų pakeisti visą savo maistą. Ir kas liečia derinimą su kitais papildais, jeigu vartojate multivitaminus ar probiotikus, persistingus galima viršti dienos normą kai kurių vitaminų, pavyzdžiui, vitamino A ar seleno, ar kitos medžiagos, kas gali išaugti alerginę reakciją ar turėti tam tikrų šalutinių poveikių, tai irgi atidžiai, šiaip dažniausia Fitline'as sudaro savo visą grupę produktų, kurios galima kartu naudoti, kad to išvengti, kad nebūtų nesuderinamumo, būtų viršijimas, kad vienas kitą papildytų, tai irgi, jeigu naudojate vieną produktą, tai pasižiūrėkit ar kelis, tai pažiūrėkit, ar jie tikrai tarpusėje gali būti derinami. Jeigu kyla klausimų, parašykit mum, pabandysim atsakyti. Produktų laikymas, tai labai paprastas. Laikome sausoje vietoje, toliau nuo saulės spindulių, suvartoti per tam nurodytą laikotarpį, stebėti galiojimo laiką. Čia turbūt kaip ir visose kitose ir dar kartą paminėsiu, kad reikėtų pasitarti su savo gydytoju prieš naudojant. Ir turbūt vienas paskutinių tokių momentų. Nors Fitline Basic yra sukurtas kaip natūralus papildas, jis nėra vaistas ir negali pakeisti pilnavertės mitybos ar gydymo. Tai turėkite tą omeny. Jei turite lėtinių ligų, vartojate vaistus ar laukitės, pasitarkite su gydytoju. Ir kaip su visais papildais svarbu saikas ir stebėjimas. Kaip jaučiatės? Taigi, o mes dabar, jeigu dar pabandykime jį ir pasidaryti, tai mums reikės mūsų milteliai, stiklinę, galima išsiplėšiame. Ir va, susiberiame. Tai va, mes turim miltelių, čia turiu stiklinę vanės, čia pas mane 400, bet čia sugraduota, man labai patinka šitas puodelis, mano vandens puodelis. Na ir čia panašiai jo 200 gramų, 200 ml, gaunasi toks gražus gėrimas. Ir gerai įsimaišykim. Tikrai galiu pasakyti vieną, kad jie ne visada taip gerai maišosi kaip norėtųsi. Gerai būtų išmaišyti ir truputėlį skirti tam laiko, kad jis gerai išsimaišytų. Kaip rytinės sultis. Apelsino sultis atrodo. Tai būtų tie, kurie daro, pavyzdžiui, šeikus. Būtų galima irgi turėti kaip tokį papildą, bet irgi reikia žiūrėti, ką mes ten sudėsim, kaip kas bus. Taigi, vėjas pučia mano papiriuką. Va, išsimaišėm. Gero naudojimo. Taip trumpai apie Fitline, o taip tai domėkit, rašykitės, klauskit, bandysim papildyti daugiau informacijos apie tai.